Su jumis sveikinasi Nedas iš Nešvankiai. Sveiki atvykę naują video ir aš sakau labas iš Maltos su savo pupom. Čia bus daug crazy dalykų, bet kaip viskas buvo nuo pradžių, galit pasižiūrėti nepraskipinus šį video. Tai keliaujam ir žiūrim, kas čia dėjosi Maltai. Good morning, people. Po 4:26? Ir aš čia stoviu, neplauta galva. Ko aš čia stoviu, neplauta galva? Sveiki. Ačiū. Gerai, aš dabar darysiu didelį cringe, aš noriu padaryti tik tokį tą persivertimą į kitą šalį. Tai dabar reikia pasidėti kamerą man čia kažkur. Tai kaip čia? Kažkaip taip, ne? O jūs matot mane? Gerai. Let's go. Susitiksim. Gerai. Malta. Oho, kaip gražu čia. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Manau, integravausi puikiai. Visi jau esam draugai. Turėtų man parodyti gerų klubų, naktinių klubų. Nes moterų klubų jau mačiau, visai irgi geruliai. Welcome, welcome, welcome. Excuse me, can you hold it just like this? Just hold it. Film me. Holding me. Hello. Hello. Sveiki, aš esu Maltoje ir noriu jūsų paprašyti, kad pasiūlytumėt challenges, prankus, parašykit čia, ką man reikėtų padaryti Maltai. Ar filmuoji mane, nefilmuoji, nežinau. Ir geriausius challenges įdėsiu YouTube video, o kai kuriuos įdėsiu į Instagram. Ačiū. Gerai. Thank you so much. We are from Lithuanian television. So, I have one question. One question, just one question. You filming? No. Good? What question? Filmuoji? Ar dirba kamera? Taip. Just a second. Tikrai gerai filmuoji? Taip, viskas gerai. Viskas gerai? Taip. Ar viskas gerai? Taip, viskas gerai. How do you feel today? Good. Thank you so much. Goodbye. Yra Maltas Basanavičius. I am famous. Famous? I put it on. You in Malta famous, yes? Yes, of course. Which country are you? From Dzigbalali. Where? Dzigbalali. From Asian. Yeah, which Dzigbalali. country, Ma? Dzigbalali. You are joking, my friend. No. I was Italian. You are joking, my friend. I Listen, I have experience here. Jaggy. I have experience here, my friend. Okay, it's a prank. This is a camera, it's a prank. You got it. Excuse me? Sakit? Sakit Jaggy. Ja, Jaggy. No. Pakitsiko lapi. I asked. Штики. No, I don't understand. Taki. You look very beautiful today. Are you from here? Do you wanna be my wife? Come on. O, seniorita. Čia yra patrulis Nešvankulis. Maltietiška versija. Pirmą kartą gausiu ripsus, tai įvertinsiu. Nežinau, ar įvertins, nes nesargavęs. Bet labai skaniai atrodo. Jeigu klausėt, kiek kainuoja, tai tracokas. Ar man skauda? Labai. Nežinau. Posbi. Oh, welcome to my house. Kas laimi, gauna VIP su tualetu. Ten, kur aš esu. Tada antras, kas laimi, gauna tą sekantį. Ir kas jau pralaimi, jau tą mažiuką, tą jau susmirdys. Tai dabar vienas laimėtas, tikrai? Gerai. Pamarskomu. Tu gauni leviausią. Dabar liko vis mes. Iš tikrųjų. Aš žirklį žadėjau rodyti. Einu paverkti tiesiog į kampą. Eik iš kambarį. Einu mažiausias kambarį pasaulyje. Na čia viršūnė, čia ne kambarys. Aš net netelpiu veidrodį. Ruošiamės į klubą. Truputį netrukdykite, esu išlėkęs dabar. Yra patogu turėti šiuose namuose 2 stilistus laukų. Nu, žmonės, vertinkite, virstu jau į šeškę. Gerai, šiek tiek lengvos praktikos reikėtų. Hey, girl. Oh, I didn't see you before. What's up? Gal nori šiandien praleisti čia naktį? Atvykom į didžiausią Maltos gatvę,
kur vyksta naktinis gyvenimas. Pasižiūrėsim, kas čia gero ir tada mes keliausim kažkur aukštai. Nusipirkom bilietus, tai pažiūrėsim, kaip juda jaunimas. Gerai, pažiūrėsim dėl kontento. Mums net nekas, mes net nenorim varyti iš tikrųjų, bet pažiūrim ir skirstomės. Varysim mėgoti. Adžigi. Adžaga. Nu jo, viskas jau. Neturim draugo. Jeigu kalbina, sakom paukščio kalbą ar lietuvių kalbą. Lietuvių. Ir viskas, atsitraukia. Nieks neišnešit manis šiandien iš čia. Žiūrėkit, kalbins jau. Liuki. Gali picų šauti ir gali tada jau laižytis. Hey girls. Hi. What's your plans for tonight? Where are you going? Ui! Yeah! Sakyčiau, trečias bandas ir nesažiningas. Radom per Instagramą puslapį Maltos, kur sako, kad geriausias vakarėlis šiandien yra štai čia, 22 aukšte. Vakarėlis vadinasi Girls Night. Gal aš netaip supratau tą pavadinimą. Galbūt mes neeisim, bet bilietai yra nupirkti 15 eurų. Tai jeigu neeisim, tai bus skaudžiai. Bus didelis minusas. Ką pupos gero? Pupos. Ne, labai su manim bendrauja. Ar jūs pasiruošę? Up! Eik tu sau! Wow, liuks! Crazy night, bad boys! Iš 10 balų 2 gauna, nes gavom po gėrimą. Čia yra skemas, apskeminamas. 15 eurų. Buvom skeminti. 18 eurų? Ir... Booking fee. Žiūrėk, gal grįžtam? Neigi, čia yra skemas. Gal dar bandom kažkur įeiti. Čia matėm daug tiktokų vėl. Toy roomas yra pats populiariausias ir daug ten žmonių telpa. Na, jeigu čia neusikurs, nu tai come on. Ar verta tada Maltą važiuoti? Jaunimui, grinai jaunimui. Šeimai jo. Jaunimui, nežinau. Labai daug policijos, tai tikriausiai čia vyksta masinės muštynės. Dar tokio nematęs. Čia yra tualetai. Pirmas aukštas ir yra didžėjai tualetai. Žiauriai gerai, kad dirba daug kas naktį. Tai va tokį tikrai manau, kad suvalgai ir gali miegoti. Benedict? The smoke, yeah. Ai. Yeah. Turiu kolegą, kuris gerai komunikuoja su merginom, bet pirmame etape, antrame etape labai blogai. Gavom tipsų, kur reikia varyti šiandien, pasimaudyti. Gavom tipsų, kur reikės pabandyti klubus, nes kaip matėt, penktadienį šiek tiek nebuvo patys geriausi pasirinkimai, buvo ir apskeminta, buvo išleista pinigų ten, kur nereikėjo, nes šiaip, kur buvom toliau, tai buvo nemokamai viskas. O mes pasinaudojom Instagramo tipsais ir pasirinkom, prasčiausią variantą. Tai šiandien viskas keičiasi kardinaliai ir keliausim pagal Maltos pupų rekomendacijas. Ir pirmas žingsnis tai nuvykti į tą paplūdimį, kur rekomendavo. Aišku, Linas savo ruoštų, tai pasiprašė Instagramą. Sakau, gali pasiprašyti Instagramą, jeigu nori tiesiog tipsų. Ne, jis jau sako, gal susitiksim, gal džiagi. Šiandien pasirinkom paciviliai esantis paplūdimys. Ir čia yra Telšių mastis, čia prie pat miesto. Kviečiam taksi. Aš už. Ką pastebėjau, kad čia irgi nėra per daugiausiai žmonių, bet tikriausiai dėl to, kad sala ir iš visų pusių yra paplūdimiai. Ten pasiskirsti po kažkiek tai žmonių. Dėl to ir nėra susigrūdę, kas yra gerai. Bet iš kitos pusės tai labai daug paplūdimių ir tada nežinai, kur geriausias variantas. Pasiruošę? Tokias pramogas. Give me a sex. Nežinau, ar taip grinat konkrečią veiklą. Ten biški por žodžių gal, bet įžanga kažkaip. Paaiškėjo, kad ne ten bilietą nusipirkom. Kad jis buvo per pigiai nupirktas, tai yra su priežastim, kad ne čia visiškai. Linas yra švaromas jau. Labai padėtų patrulinė švankuliai šiuo atveju.
Manau, žalias lemenis įspręstų viską, nes dabar mums gaila mokėti jau 65 eurus užėjimo, kadangi 25 eurai jau buvo išmesti kažkur, net neaišku į kokį renginį, nes tas renginys neegzistuoja, bet aš dar vis žiūriu, kur tvoros ir aš darysiu nešvankius dalykus. Gerai, dabar nejuokinga situacija. Aš draugus apgavau, kad viduje esu, perlipau tvorą. Jie kaip patiklus žmonės paėmė ir perlipė tvorą. Sako, rankas suspjausi, bet yra viduj. Apsauginis aptiko juos viduj jau, sėdančius pasislėpusius, sako, eikit į vidų, čia negali sėdėti. Ir dabar jie viduj. Jie linksminas, o aš esu už tvoros. Labas. Kaip tau rankos? Eina savo. Kurie vietai lipai? Aš tupėjau ten, kaip matė. Ir tas apsauginis, kuris įleido, jis pasižiūrėjo, bet praėjo. Ir aš tupu ir žiūriu, ta moteris tokia atėjo, sako, ar tau viskas gerai? Sakau, aš kvėpuoju orą tiesiog. Sako, bet tu čia negali būti, nes čia yra ne mūsų valda. O ne, sakau. O kaip tu čia patekai? Sakau, per ten. Einam, sak, pareisi. Ėjom per čia. Ir radau, kad tvora įlūžus tokia. Sakau, va, per čia įlipau. Kaip tu įlipsis? Tai parodė, kad per tą tvorą įlipau. Keista, mes atsiraitojom, nes visi toro apyranks didelis. Pisam per vėlėjant tvorą, nes tu pasakė, kad perlipa. Per galėjimą tvorą. O kodėl mes čia nelipam, taip čia ne vėlėjant tvorą. Jo, aš nežinau. Atėjom su elektro kažkaip. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you needin'. You can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum dum, the sky's falling. Baigė šokiai, nieks nepriima mūsų šokt, nieks nenori su mumis draugauti, tai ir išvarom. Kur nemokamai yra gerai, kur už pinigus yra blogai visada. Žiūrėk, ten yra gal judesys. Einam, ten judesys geresnis. Op! O! Gerai. My friend wanted to ask you, maybe you know where can get do you know? Jarda is kind to eat, right? Eat pussy. You're looking for girls? No, you know, Jaggy. Sex. Oh! Sex, yes. That's Andrew, girls. Goals, yeah. You can go to the like a Patsaville. For free? Sex. Free sex, who will give brother now? How much? How do I know that? I'm not running for that one. 15 euros. He knows better than. Yes. Here, Jaggy. Yeah? Sex over here? Yeah, fine. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Sex. Tai atvažiavom į Maršalok, tai yra žvejų miestelis. Okay, thank you. Lipom. Iškart žuvies kvapas toks yra. Bet atrodo, užsikurs. Kaip neužsikūrė tas 2 praeitas dienas mieste, tai čia užsikurs. Man toks jausmas. Ir čia visur yra žuvies restoranai. Sakykit, ar jūs esate tie, kurie Boltas? Jo, jie du. Mūsų vaikai jumis seka, galim nuotrauką pasidaryti? Gerai. Geras dienos jums. Ačiū. Iki. Kaip tu jauties, Deividai? Deivi, tau linkėjimai. Tu esi tokio veido. This is good. Ja. Kaching! Aidas? Yes, Nedas Kybartas. Malonu, nice to meet you. Aidan. Very known basketball player in Yeah. Lithuania. Euro also crazy. NBA, Lithuanian NBA. Captain Jack. Pasiruošę, važiuojam. Dabar išjung. Ne, pauzę išjung. Small kiss. Šiaip kaip už 5 eurus tai verta iš tikrųjų. Gal nieko daug nepamatysit, bet tiesiog per bangas taip, kaip pabanguoti, taip, žinai, pajudėti. Einam dar vieną TikTok video pasižiūrėti ir pasitikėti. Tai čia turėtų būti daug kavinių ir čia yra uždaryta, absoliučiai viskas uždaryta. Reiškia, per anksti dar atvykau.
Oh, you look beautiful. I am clever because Clever? I have to work a lot. Where you get the shoes? Italy. Italy? Yeah, So maybe we can change? I don't think so. Ai. Eilinė diena office yra jau atsibodė iš tikrųjų, bet veiksmas vyksta ir sekmadienį. Jeigu nori pajudėti normaliai, bet kurią dieną savaitės, tau čia reikėtų atvykti. Hello. Where you from, brother? Aš esu iš Lietuvos. 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 Čia yra toks miestas kaip Balandėlė, bet ne... Ai, aš vloginu, aš einu keliauju. Nežinau. Kam ir problema, nahui? Geri papūkai. I am the bill right now. What? I am the bill right now. Važiuosim visą dieną praleisti į Mėlynąją lagūną. Vuhu! It's 3 people, no 1 person. Jo, patviršk. Mes keitė esam. Hello. Hello, welcome on board. Thank you. Na čia tik išrinktieji šitoje vietoje. Nu kaip išrinktieji? 10 eurų. Dating back to the time of the Arab occupation in Malta 870 after Christ. Noriu valgyti. Gerai, kad aš pasiruošęs viskam. Dabar ragausim cheese chips. Puan čederis. Tzatziki ir čili. Kas ir patogu, kad be konservantų yra. Primena bulių traškučius, jo. Ką dar nori, kad papasakočiau? Noriu ką paragauti. O. Aš aperiukas nori? Žinoma. Bet pažiūrėkit, proteinas. Ką dar proteinas? Puan čederis. 100% proteino. Ir va. Važiavom į dar mažesnį salą pasižvalgyti, pasivaikščioti 2 valandas. Aš sakiau draugams, gal nereikia, gal varom iškart į Mėlyną lagūną, pasimaudysim. Dabar reikės vaikščioti ilgiausiai. Džiaugiesi, kad atvarėm čia? Aš labai noriu kivi nusipirkti paragauti. Ne, nu kivi bet kur gali nusipirkti, bet čia džiaugiesi, kad atvykai? Žinoma. Ir dabar vaikščioti 2 valandas, okei tau? Žinoma. Išlipom tiesiog nusipirkti kivi. Yra mitas, Lino mitas, kad skaniausi kiviai Europoje. Gal netgi pasaulyje. Lietuviški kiviai. Petras, tu esi specialis kivi, tai pažiūrėk. Bet ką mes valgysim? Valgysim su žiemą. Šiaip tai išmetei šakutę, tą. Tai tik tiek tą norėjau pasakyti, kad išmetei. Šiukšlė. Nu, dabar, va, ta šiukšlė būtų susigadėjus. Na, va, į po kivi. Gal surong perkipsi? Avandamsis. Labai geras, skanus labai. Visi važiuokit į Maltą, kivų pavalgyti. A visi turit visų daiktus. Labai karštai grįžom į autobusą. Pagaliau važiuosim į Mėlynąją lagūną. O aš turiu pupą. Draugai mane atskyrė, o aš su pupa būnam, judam, krutam, žiūrim.
Pagaliau pasiekėm jau mano galutinį tikslą šios kelionės visos. Dėl ko aš į Maltą atskridau. Tai vien dėl to, kad pamatyčiau tokį vandenį, skaidrų, mėlyną. Ir aišku, pasimaudyčiau. Niekada dar nebuvau tokiam kraštovaizdį. Bet ir daug žmonių. Tokioj saloj, kur reikia visiems atplaukti su kažkokiu laivu, tai bet kiek žmonių. Tai mūsų kruizas kainavo 42 eurai. 30 būtų eurų iki pat čia, bet mes dar nukeliavom į kažkokią salytę mažą. Ir ananasų dabar norim. Šaunam ananasų čia. Kokie gražus ananasai. Two alcoholic one, Yeah. 20-30 euros. Jei gali dabar biškį netrukdykit, nes esu išlėkis. Ne, tai būnam, judam, krutam. Instagram visi reality. Tai čia Instagram. Visi reality. Ai. Šaltas vanduo vis dar, labai druskingas, griaužia akis. Gal ne griaužia akis, gal aš ten įstryniau, bet labai druskos daug. Bet užtat gali plūduriuoti, nenuskęsti jau, čia nėra problemų dėl nuskendimo. Už 5 eurus gali išsinuomoti akinius, kad pamatytum tą patį vaizdą, kur mes matom dabar nuo viršaus. Ragavim, kur čia buterbrodą atnešė. Kadangi Linui vis neiškepa steiko, tai dabar sako pats kepkis. Thank you very much. Oi, dirba lėkštė. Čirška. Šiaip gailiuos, kad aš per greit suvalgiau, nes irgi norėjau šiek tiek pakepti. Skiriasi kepimo lygiai nuo Lietuvos ir Maltos. Aš realiai paprašiau medium rare, tai aš gavau blue rare. Sakau, padarykit medium vėlą, nes jau matau, kad čia nėra gerai. Tai atneš tada jau medium rare. Bet tokį dar vis tiek tokį su gal blue rare. Paskui sako, nori aš to atnešiu išskepą, sakau, davai, važiuojam. Tai dirbam, judam, krutam visur. Jeigu po klubo naktį kyla noras tau kažką crazy padaryti, ne? Tai alright, gali nueiti į tattoo studijo. Pasidarai, šauni. Nesakai galvo, žinai, geriausi sprendimai, kai yra neblaivi galva. Keliaujam šiandien į Slėmą, pavalgysim ir eisim pėsčiom, nes mažas atstumas. Nors realiai visur yra mažas atstumas Maltoj. Jeigu turi ryžto, noro ir stiprias kojas, tai visur gali nueiti pėsčiom iš tikrųjų. Nebuvo labai produktyvi mūsų kelionė, kad mes viską apžiūrėsim, patirsim, bet pagrindinis dalykus patyrėm. Mūsų trijulis pagrindinis dalykas buvo naktinį gyvenimą pažiūrėti. Bet man paskui jau atsibodo vakar. Buvau dar nuvykęs, bet greit grįžau, nes kai nevartoji alkoholio ir neini šokdinių žmonių, tiesiog stovi kaip apsauginis ir žiūri, kaip vyksta šokiai pokiai, kaip geria žmonės, kaip bučiuojasi pirmą kartą susitikę. Tai nėra ką veikti. Vis dėlto karšta diena šiandien yra, o kas yra negerai, nes vakar pabuvom kruize ant stogo, paskui pabuvom visą dieną ant saulės. Tai buvo didelių problemų su kūnu. Dabar labai skauda, kai tiesiog maikė uždėta, nes visiškai raudonas kūnas visas. Dar grįžtant prie naktinio gyvenimo, tai naktį eini per miestą ir kas 5 metrus, kas 10 užuodi žolės kvapą stiprų. Vakar taksiorą klausė, tai sakė, kad policininkas radęs kažką, nieko nedaryt. Gal baudą išrašytų, bet tikrai neuždarytų. Ir čia labai greitai taksi atvažiuoja. Jų labai daug yra. Hello. Kaip sakiau tada, kad eikit visur, čia netoli. Jūs darykit kaip norit. Jūs eikit, neikit. Mes važiuojam. 4 euriukai ir atveš į kitą miestą. Galvom imti mašiną, bet neėmėm nuomotis. Vis tiek dešiniai pusėje vairas, žinai. Dešiniai pusėje eismas. Razetės angliškos. Šiek tiek pasiskolint porą dalykų iš Anglijos. Malta. Kas nežinau, ar ok. Bet jeigu jums ok, tai ok. Thank you so much. Welcome to the store, yeah? Oh, goodbye. Kvapas tai oi. Bet iškart galėjai šokti ant balno. Čia buvo filmuojami filmai. Pasigrožėsim vaizdu. Norit jūs pasigrožėti? Jei norit, tai palaikinkit šitą video. Pasubscribinkit dar. Gerai, ačiū, galim žiūrėti dabar jau.
važiuojat, nežinau. Su arkliu. Išvažiuokite iš žiedinės sankryžos. Kom patrulė, ne šontulė. Aš dabar noriu filmuoti, nes čia gali būti paskutinį kelionį. Mes turim pereiti šitą žiedą, kur pereis nėra. Eismas yra ok, alright. Tai nežinau kokiais būdais, bet turim perbėgti. Tai aš filmuoju, fiksuoju ir tada jau žiūrim, ar išeis tas video ar ne. Nu ir... Ir... Let's go. Eik tu savo. Čia buvo kaip tas žaidimas su avytėm. Įbėgau vieną ir parbėgau greit. Ačiū. Ačiū. Oi, oi. Ai. 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 Puh. Po ilgos kelionės atvedžiau draugus į savo surastą vietą. Ir čia jau 3 minutės, ne, kiek jau, 4 minutės kaip turi dirbti, bet dar konstruoja. Tai gal ir dar nedirbs. Nu žiūrėkit. Nacionalinis parkas. Kaip jums skamba, ok, alright? Atvykom pagal Google nurodytą laiką, kad čia atsidaro 17:30. Man rodo, atidaryta. Mes esam čia. Čia labai didelis yra tas atrakcionų parkas. Ir tada galvoju, reikia pasižiūrėti Instagrame. O Instagrame įrodo, kad atsidarys 25 dieną. Tai kai jau bus išėjęs video šitas, jūs jau galėsit čia atvykti į šitą parką. Kam pavyks nuvykti į šitą vietą, parašykite komentarus, ar rekomenduojat, ar verta nuvykti, ar patiko. O mes kviesimės taksi ir keliausime iki namų, kaip supratau. Judam dar kažkokių suvenyrų pasižiūrėti, parvežti Lietuvą. Mėly sekiukai, ir čia jums ok, va tokį nupirkti Lietuvą dabar parvežti. Aš manau, kad čia yra nereikalingas visiškai daiktas. Man atrodo, suvenyrai yra pats nereikalingiausias daiktas. Žmogui, kuris gyvena Lietuvoje, gauti iš kažkokios šalies, tai lėkštė. Čia toks daiktas, kur per kalėdas gauni koinės ir tu tiesiog, nu, ačiū, faina, bet daugiau nenoriu. Pabarškini. Jie ateina. Kodėl taip galvoji? Tiesiog maltai ir parašyta ir tu galvoji, seksą gausi iš to? Ne, nu tu gali kam nori padovanoti ir taip pribursi, kaip aš tau būriu. Ok. Čia gali sakyti, čia seks kambaliuks ir. Nu ok, jeigu tau ok, tai ok. Ir dar vieną atvarėm šunikių parduotuvę. Ir šitas bičiulis nori nupirkti būtinai kažką nereikalingą žmogui. Nei vieno naudingo daiktą. Aš to tiek galiu pasakyti. Oi, čia kiek naudingo daiktų. Ką nusipirkai? Maišiuką. Maišiuką? Maišiuką nusipirkau. Ko jis ypatingas? Su juo galėsi nešti prekes iš prekybvietės ir aš kaip padovanosi, mane visada prisimins, kai neš prekes iš maistą, neš svarbiausias dalykas žmogui. Kiek kainuoja toks? 4,95. Eik tu savo. Daugkartinis maišiukas, aš saugau gamtą, chebra. Gerai, ne aš saugau gamtą, aš darau, kad kiti žmonės saugotų gamtą. He's doing video for YouTube. Can we take one this for free and we're gonna make a big commercial for you? Žinot, ką aš jums šiandien pasakysiu? Kad ir šiandien yra antradienis, kad ir 10 val. Vakaro. Maltoje yra taip, kad gyvenimas verda čia, naktinės pramogos. Įvyko keisčiausias dalykas, mes per tiek dienų, kiek buvo, mes visiškai nieko nepakalbinom, bet čia kažkoks skemas vyksta, nes dabar užkalbinom panus. Okay, come again. Whoa, fuck off, man. Šiaip jo draugelis tai ten laukia, aš nežinau, čia kažkoks visiškai skemas vyksta, dabar jau čia prašys mūsų pinigų. It's only open when we organize events. When there's no events, Today is international night. Yeah, today's international night, and I can't believe you've never been there. You can't leave Malta. It's the newest club in Malta, and it's one of the nicest clubs. We're gonna go Can forward. I have your Instagram? Yeah, of course. Then I'm gonna harass you for the tickets. Okay, is that fine? I think he likes to be harassed. Great. Because girls have been running from him. What the fuck about this? So I remember to text you. Text me that you love me, alright? Okay. I love you too. Tai kaip išsiaiškinom, kad jo, čia skemas, čia nieks nenorėjo mūsų pakalbinti, tiesiog norėjo įsivesti į savo klubą. Pasiėmė Instagramą, kad jau, prasivedžiau žmogų ir tiesiog daros pinigėlį iš mūsų, bet mes neįsim šiandien. Kad ir kaip gaila jų laiko, kiek čia 13 minučių kažkur prakalbėjo, mes šiandien turistautai pasižiūrim, nusiperkam suvenyrų ir miegoti. Tai čia ta pana pafolano, kad jau turi klientą ir eina toliau dirbti. O čia atvykom į vėl pačią pagrindinę gatvę naktinio gyvenimo ir kaip aš mėgstu sakyti, gyvenimas verda čia, naktinės pramogos. Už paskutinę mūsų naktį.
Tai ką galim įsinešti šitas kelionės, kas liečia naktinius klubus, tai nėra svarbu visiškai į kurį klubą. Nėra kažkokio vienintelio tokio, kuris būtų wow, prisižiūrėjom, mes patys tik tokius. Aišku, prisirinka žmonių, nes čia kviečia ir kviečia, kaip matėt. Eini kas 2 metrus ir gauni po naują skrajutę, gauni po pakvietimą. Vieno tam tikro nėra klubo, tiesiog įeini į gatvę ir keliauji pirmyn atgal, tu D, pasižiūri, kur tau labiausiai patinka. Muzika. Aišku, pačioj pradžioj, kai ateini, tarkim, 11 val. 12, tai ten dar gali rasti vietos, paskui jau po 12, po 1, jau vos gali praeiti pro žmonės. Neįsirinkit vieno, neužsikelkit vaibo per daug, kaip mes susikėlėm, kad wow, tokį TikTok turėsim, tokį filmą realiai turėsim. Ir jeigu esat panašus į lietuvius, tai realiai nevažiuokit į Maltą, važiuokit kažkur kitur. Aš dirbau ant įvertinimo klubo. Linas dirbo ant to, kiek pupas nori lietuvių. Nuoširdžiai Maltų jaučiuos, kad mano grožio skalė yra -1. Gerai, einam nusipirkti lauktuvių. Aš tai šokolado vešiu į Lietuvą. Thank you. Na ir viskas, ir praėjom jau visą eilę. Linas panikavo žiauriai, kad nespėsim. O dabar dar turim virš valandos laiko. Tai tiesiog pačilinam. O kalbant apie čilį. Mes dar nieko nevalgė, bet turim poną Džoną Čederį. Barbecue skonis, kiek prieskonių. Spicy. Jaučiu ne tik griliaus skonį, bet ir alaus. Susijungia 3 skoniai, 3 stichijos. Aštru, saldu, sūru. Dabar biškį netrukdykit, išplėkęs esu. Nežinau, ar sakiau, bet John Cheddar. Nu ir viskas, baigės. Atostogos, baigės linksmybės, baigės saulė, baigės jūra, baigės pramogos, baigės naktiniai klubai, baigės šėlionės, baigės prankai. Na patys suprantat, kad viskas baigės. Viskas yra laikina, viskas yra netikra. Laikas atsisveikinti. Kad ir kaip liūdna, kad ir kaip nenoriu, kad ir kaip man gera buvo su jumis. O jeigu jums buvo gera, tai paspaskit like, paspaskit subscribe ir pakomentuokit, ar reikėtų ateityje daugiau tokių video. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot, su jumis buvo Nešvankiai ir keliamės į Lietuvą. Iki!